Taigi sveiki atvykę į Kibernetinio labirinto podcast'o patį pirmąjį epizodą. Šiandien būsiu su jumis vedėja Agnė ir kartu su jumis Sigita Jurkinaitė, kuri dirba Nord Security Information Security Manager. Labas. Ačiū labai, kad atvykote. Taigi, šiandien apie ką mes kalbėsim, tai mes fokusuosimės į saugų darbą nuotoliu. Ir kodėl mes dabar apie tai kalbam? O dėl to, kad nors jau vasara įpusėjo, bet visgi tai yra labai aktuali tema. Aš įsivaizduoju, kad beveik kiekvienam užėjus ar į tą patį LinkedIn, Instagram ar kitokią platformą kaip Facebook galima pamatyti, kaip įvairūs mūsų draugai, pažįstamai sėdi kur nors prie jūros, pliaže arba sodyboje ir sėdi ir dirba prie kompiuterio. Tai būtent dėl to mes norime konkrečiai pakalbėti apie saugų darbą nuotoliu. Ir todėl mano pirmas klausimas būtų jums, ar jūs pati mėgstate asmeniškai kur nors padirbti, kokiai nors kavinėje, kafe ir iškeliauti kur nors su kompiuteriu? Taip, iš tikrųjų labai gera tema, labai geras klausimas, tiek man asmeniškai, tiek manau, kaip minėjot, visai Lietuvai ir visam pasauliui, ypatingai po pandemijos, tai labai tapo normalu ir populiaru dirbti nuotoliu. Ir aš iš tikrųjų nuotoliu dirbau jau prieš pandemiją, nes tai anksčiau gyvenau Olandijoje ir ten turėjau darbą, kada reikėdavo labai daug keliauti. Tai darbas iš lėktuvo, darbas iš kavinės, iš traukinio, iš viešbučio, konferencijai kažkur buvo visiškai normalu ir norma. Ir tik tai vėliau, jau atėjus pandemijai ir kiti žmonės susipažino su tuo, ką tai reiškia dirbti ne ofise kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio su stacionariu kompiuteriu ir paruošta darbo vieta ir IT supportu, kuris yra visiškai šalia, kada jo reikia, bet dirbti iš kažkur, iš kur tuo metu norisi. Ir aišku, dabar yra didžiulė banga žmonių, kurie tai daro ir aš tikrai neišimtis irgi mėgstu dirbti ir Lietuvoje kažkur iš kitų vietų ir į užsienį išvažiuoti ir ne tik vasarą ir žiemą kartais į kažkokį šiltesnę šalį nuskristi ir manau, kad tai jau tapo labai normalu ir daugumo įmonių. Tai kaip ir darbo skelbimuose matome, kad tai yra vienas kaip iš naudų darbuotojai, kad yra tam tikrą laiką leidžiama dirbti iš užsienio. Tai aš pati šitą naudą tikrai labai dažnai pasinaudoju, tiek kiek galima, tiek kiek yra įmanoma dėl darbų krūvio ir tos visos saugumo klausimai ir tos priemonės tikrai nėra kažkas naujo, su kuo tenka susidurti tik dabar. Taip, ir aš pati irgi asmeniškai, kalbant apie Lietuvą, tai toliau negu iki Palangos nenuvažiuoju. Ir kaip tik kitą savaitę turėsiu pas save tokį workationą suplanavusi ir jau iš anksto kaip ir pradėjau ruoštis, žiūrėti, kad visi saugumo aspektai būtų įvykdyti, tai galima bus plačiau apie tai toliau pašnekėti. Taip pat irgi šiemet turėjau 2 kelionės su darbu, tai irgi kompiuteris kartu ir visos saugumo priemonės kartu. Tai kalbant dar toliau apie tas keliones, kiek žinau, nepaslaptis, kad pats Nord Security mėgsta savo kolegas paimti kartu į užsienį kelionę. Tai ar susidurėt su kokiais nors saugumo iššūkiais? Man atrodo, jau pats workationas mūsų taip vadinamas, tas work ir vacation darinys, tos darbostogos vadinamas yra jau didžiulis iššūkis, nes Nord Security yra didelė įmonė, pas mus dirba virš 1000 žmonių ir suorganizuoti tokį renginį tikrai yra nemenkas iššūkis. Apie pačias tas logistinės, galbūt tuos iššūkius galit paskaityti mūsų tinklapyje yra blog postą, kurį parašė kolegos, tai ten tikrai yra labai įdomių faktų. Bet kalbant apie kibernetinį saugumą, nes vis tiek tai yra darbostogos, tai vyksta vis tiek darbas, gal ne toks intensyvus, gal ne taip, ne kiekvieną ten dieną visi daro tas pačias funkcijas, kaip darytų ofise, bet vis tiek tai darbas vyksta, darbo įrankiai yra vežami irgi į užsienio šalį, tai vis tiek pasiemam ir savo ir laptopus pasiemam, ir kai kurie, kas turi įmonės išduotus telefonus pasiema. Tai viskas tas pats tikrai galioja, kaip ir išvažiuojant visai įmonei dirbti į Nidą arba į tą pačią Palangą jūsų minėtą. Iš esmės, tai iššūkiai yra labai panašus, kaip organizuojant didelę konferenciją. Kam yra tekę susidurti su tuo, kai tu turi kelis šimtus ar ten 1000 žmonių, Lietuvoje irgi vyksta tos pačios ir saugumo ir kitos konferencijos, NATO buvo summitas irgi didžiulis iššūkis, tai visų pirma, žinoma, reikia užtikrinti, kad tas tinklas, prie kurio jungiasi dalyviai, yra pakankamai saugus, tai jeigu yra galimybės atsivežti savo infrastruktūrą, savo routerius, susisetapinti savo tinklą ir informuoti darbuotojus mūsų atveju arba šiaip dalyvius renginio tokio didesnio, kaip saugiai prisijungti, kokie yra slaptažodžiai, ir užtikrinti, kad visi tie įrenginiai, kuriuos jūs atsivežėte, yra enkriptuoti, šifruoti
ir kad darbuotojai ar dalyviai jungdamėsi prie tam tikro jūsų nurodyto Wi-Fi tinklo yra saugus. Kitas dalykas, tai čia būtų pirmas dalykas, jeigu tikrai organizuoja didelę išvyką ar didelį tokį kažkokį sambūrį žmonių, dauguma įmonių nėra tokios, Lietuvoje bent jau nėra tokios, kurio ten 1000 plus darbuotojų, gal jų yra šiek tiek mažiau, tai tiesiog nuvažiavus irgi įsitikinti, kad tas tinklas, prie kurio jungsitės, yra pakankamai apsaugotas, pasidomėti, koks yra būtent tas routeris, ar jis yra enkriptuotas, ar slaptažodis yra pakeistas paskutinį kartą 2019 metais, kai būna, ten kavinės pavadinimas 2019. Tai tiesiog tokį bendrą tokį saugumo patikrą pasidaryti ir čia nereikia kažkokių labai didelių kibernetinio saugumo žinių. Čia yra toks labai paprastas dalykas pasidaryti tiesiog sąrašiuką, ką reikėtų atkreipti dėmesį nuvažiavus, nes tikrai ne visų įmonių darbuotojai turi kažkokių specifinių IT žinių, bet čia tikrai to nereikia. Kitas dalykas yra darbuotojams, kaip minėjau, kadangi yra vežami, pasimami kartu su savim darbo išduoti įrankiai, tai tos įrankius pakankamai apsaugoti, tikrai pasižiūrėti, kad būtų visos naujausios visi atnaujinimai padaryti, kad būtų slaptažodžiai sutvarkyti, pakeisti. Čia toks bendra turbūt patikra ir bendra higiena, bet važiuojant būtent ypatingai ir pasirūpinti fiziniu tų daiktų saugumu. Kad jeigu tos darbostogos vyksta, tarkim, viešbutyje, tai kad tie laptopai nesimėtytų kažkur tai kažkokiose bendrose erdvėse, kad nebūtų taip, kad truputį padirbau, palikau ant kėdės, iššokau į baseiną. Tiesiog žmonės galbūt šiek tiek praranda budrumą, kai saulė šviečia, kai vanduo šiltas ir visa kita. Ir patartina yra edukuoti darbuotojus ir apie grėsmės, kurios tyko, ir apie tos pačius socialinės inžinerijos įvairius metodus, tarkim. Jeigu įmonė yra tikrai gerai žinoma, tarkim mūsų atveju NordSecurity tikrai yra gerai žinoma, mūsų logotipas yra gerai žinomas užsienyje, daug kas žino NordVPN. Ir jeigu sužino kažkas, kad didžiulė grupė žmonių iš NordVPN su savo kompiuteriais, su savo telefonais, su savo visom žiniom ir visko atvažiuoja praleisti gerai laiko kažkuriam tai viešbutį ir tas viešbutis yra toks, į kurį gali patekti bet kas, tai tiesiog reikia prisiminti apie tos ir fizinio saugumo visus dalykus, tiek kaip apsaugoti savo įrankius, tiek kaip apsaugoti save kaip žmogų, nes kartais gali, kaip minėjau, tokio atostogų režimu būnant ir nukristi tam tikri šarvai. Bet labai gerai pastebėjote, kad galima iš anksto padaryti, kad ir paprasčiausiai tokį kaip sąrašiuką, tai vadinama to-do-list, kad tikrai nieko nepraleis, nepamiršti, kad gerųjų praktikų yra atskirai kaip dvi temos - fizinis saugumas ir virtualus saugumas. Tai jeigu iš esmės fokusuotume dabar į tokį labiau virtualų saugumą, tai labai plačiai kalbam apie tai, kad rekomenduojama visur naudoti VPN. Ir kokios yra iš esmės grėsmės naudojantis viešą tinklą. Jeigu, sakykime, nainu į kafe arba nainu į tą patį coworking space ir naudojasi jų siūlomų kokiu nors viešu Wi-Fi. Kokios yra potencialius grėsmės, ar kodėl reikėtų visgi VPN naudoti, ar gal alternatyva yra naudoti savo mobilę datą? Labai daug įvairių atsakymų gali būti į šitą. Aš tik dar norėčiau pridėti vieną pavyzdį, turbūt kalbant apie keliones, ar darbo tikslais, ar asmeniais tikslais. Manau, vienas iš pagrindinių dalykų, ką žmonės daro, ką aš matau, tai kai tik nusileidžia, oro uoste ieško nemokamo Wi-Fi'aus. Nes dar nenori prisijungti duomenų, gal tokia šalis, kur tie duomenys gali daugiau kainuoti ir iš karto ieško, kuris yra atviras ir nemokamas Wi-Fi'us. Ir prieš daug metų kolega rodė pavyzdį, kad atskridusi Maskvos oro uostą buvo nemokamas atviras Wi-Fi'us pavadinimu NATO. Tai čia toks pusiau anekdotinis gal pavyzdys, bet tai tikrai daro visi. Aš esu tai dariusi, manau, ir jums yra tekę, kad tiesiog neapsižiūri ir galvoji greičiau prisijungti, kažkam parašyti, kad jau atvykau. Atviras Wi-Fi ryšys, kuris yra kavinėse ar ten viešbučiuose, tam pačiam oro uoste, tai yra labai geras taikinys įsilaužėliams, dėl to, kad ta informacija, kas yra tarp jūsų ir tarp kito šaltinio, kito žmogaus ar kito portalo ar kažko, ką jūs bandote pasiekti ir visa informacija, ką jūs ten įdedate, tai gali būti jūsų slaptažodžiai, gali būti kažkokie asmeniai duomenys ir panašiai. Tai yra praktiškai kaip ant delno padėta ir vėlgi tai nereikalauja kažkokių labai sudėtingų priemonių, kad įsilaužėlis galėtų įsilaužti į tą tinklą ir pamatyti visiškai grinu tekstu, kokia komunikacija vyksta tarp jūsų ir kitos pusės. VPN'as tai virtualus privatus tinklas, kuris apsaugo tą komunikaciją, ją šifruodamas ir tuomet ta visa komunikacija vyksta per
sakykime, tokį kaip tunelį, šifruotą tunelį, kada kažkas paėmęs įsilaužęs tarp jūsų ir kitos pusės portalo ar kito žmogaus ar kažko, su kuo jūs komunikuojat, gaus visiškai nesąmonės. Jie gauna tą šifruotą tekstą ar kažkokius duomenis, kurie yra absoliučiai niekam nesuprantami. Tai vien dėl to reikėtų naudotis VPN-u. Tai tą VPN naudoti yra labai paprasta. Aš iš tikrųjų visai neseniai turėjau tokį pokalbį, kur man kažkas sakė, kad aš VPN nesinaudoju, nes man sulėtina kompiuterio ar telefono darbą ir aš tiesiog nenoriu apkrauti savo įrenginio. Na, tai turbūt negali būti toliau nuo tiesos, nes tikrai aš naudoju VPN kiekvieną dieną, jis visada yra įjungtas, nesvarbu, ar aš namie, ar aš kažkur tai keliauju. Ir tikrai nepastebėjau, gal yra kažkokių kitų priežasčių, kodėl tie įrenginiai sulėtėja, galbūt naudojant VPN yra siunčiamas dideli duomenų kiekiai ar kažkas, bet šiaip paprastai komunikacijai, tiesiog ten socialinė medijom ar kažkam, ką jūs naudoja darbui, kažkokiem paprastiem dalykam, tikrai tas netrukdo, bet tai labai labai duoda didžiulę apsaugą nuo tų atakų, kurios gali pasitaikyti. Tai pavyzdžiui, yra Evil Twin ataka. Tai yra, kuomet nusikaltėliai ar programišiai, taip vadinami, sukuria Wi-Fi prisijungimą, Wi-Fi jungti, kuri yra nemokama, atvira, be jokių slaptų apsaugų. Ir tai gali būti netgi pavadinimas tos kavinės, kurioje jūs esate su kažkokiu pridėtu žodžiu, atrodo tikrai normaliai, bet tai yra alternatyvus jūsų kurtas tinklas, prie kurio jūs jungiatės ir jūs atiduodat absoliučiai viską, ką jūs tuo metu taipinat. Tai gali būti jūsų banko prisijungimai, gali būti pokalbis su kažkuo iš bendradarbių, galbūt dalinantis kažkokią jautresnę informaciją. Gali būti ir asmeninis, tarkim, jūsų vaiko nuotraukos ar dar kažkas, tikrai nuo iki, bet kas, ką mes darom internete, viskas tampa jiems tiesiog prieinama. Arba taip pat yra atakos, kuriuose yra pasinaudojama tikrų normalių interneto ryšių, bet man in the middle atakos metu yra tiesiog tas ryšys sutrukdomas, įeinama į vidurį tarp jūsų, kaip minėjau, ir kito šaltinio ir tas rautas gali būti paimamas ir panaudojamas irgi įvairiais tikslais. Tai dėl to būtent VPN programėlės tikrai yra labai paprastos naudoti tiek telefonuose, tiek kompiuteriuose, iPaduose, ką jūs benaudotumėt ir iš tikro labai labai paprastai įsigyti, labai paprasta naudoti ir galima netgi padaryti taip, kad jos būtų visada visada įjungtos ir jums net nereikės apie tai galvoti iš vis. Pilnai pritariu, yra netgi toks ganėtinai populiarus YouTube platformai įrašas, kur rodo, kaip iš esmės eina žmogus į uostą ir mato, kad yra uosto pavadinimas ir skliauselėse free Wi-Fi ir iš karto žmonės irgi apsigauna ant to ir nepagalvodami jungiasi, o ten potencialiai Evil Twin ataka gali vykti. Taip. O dėl VPN, jeigu kažkam ir lėčiau veikia, galima jungtis prie savo šalies serverio arba kaimyninės šalies serverio ir aš pati naudoju VPN tiek telefone, tiek kompiuteryje irgi nesusidūriau su tokiamis problemomis ir čia irgi labai stipri rekomendacija yra jį naudoti. O kaip dėl, pavyzdžiui, to personal hotspot naudojimo, jeigu, sakykime, kažkas neturi, nenori VPN įsigyti, ar tai irgi geresnė alternatyva negu prie viešo Wi-Fi tinklo jungtis? Taip, tai buvo kita klausimo dalis. Taip, tai yra ta alternatyva ir tikrai labai plačiai naudojama, ypatingai jeigu kalbam apie mūsų mobilaus telefono pavertimą į tą hotspotą tiesiog, arba, aišku, yra ir tie nešiojami, tokie portable kažkokie tai devaisai, kurios galima irgi įsigyti iš mobilaus ryšio tiekėjų, tai yra vis tiek geresnė alternatyva dėl to, kad jūs jau turite savo tinklą, prie kurio jūs jungiate kitus savo įrenginius arba savo šeimos narius arba draugus. Na, tarkim, jeigu važiuojat mašinai užsienį, vienam užtenka įsijungti tą tethering funkciją vadinamą ir pasidalinti savo mobiliu tinklu. Ypatingai tie nešiojami įrenginiai taip pat turi būti enkriptuoti. Jeigu jūs nusipirkot, įsigijot naują, tai ten bus kažkoks jau slaptažodis nustatytas gamintojo, tai tą slaptažodį būtina pakeisti į kažkokį saugų. Žinau tikrai, kad žmonės ir savo mobiliuose telefonuose arba nuima tą funkciją, arba padaro labai labai paprastą slaptažodį, kad draugams nereikėtų ten ar šeimos nariams ilgai jungtis arba pačiam jungti kito įrenginio, tai tikrai labai griežtai nepatariu to daryti. Nes čia irgi tampa tada nebe saugumo priemonė, o saugumo spraga, kuriuo jūs dar labiau atveriat irgi potencialiai įsilaužėliams prisijungimus prie jūsų įrenginio ir prieiga prie jūsų duomenų. Tai yra gera alternatyva, bet reikia labai irgi pasidaryti tuos namų darbus, susitvarkyti taip, kad tie daiktai būtų saugus. Ir vėl, aš tikrai žinau, kad žmonės kai kurie sako,
Bet mes nesam kibernetinio saugumo ar ten IT ekspertai, kai mes nusiperkam daiktą parduotuvėje ar ten iš mobilaus ryšio tiekėjų gaunam, tai mes jau tikimės, kad viskas ten bus padaryta, nes mes nežinom, kaip tai daryti. Tai aš iš tikrųjų šiandien pati galvojau, kaip, gerai, jeigu reikėtų man, aš tokio neturiu įrenginio, bet nusipirkau naują, kaip reikėtų pasikeisti slaptažodį, kaip reikėtų kažkokį šifravimą nustatyti. Tai yra taip paprasta, tiesiog įvedus į paiešką, į Google paiešką, kaip enkriptuoti ar kaip uždėti slaptažodį, gauni 3 žingsnių instrukciją ir visą tą gali padaryti bet kas. Aš tikiu, kad absoliučiai bet kas gali tai padaryti. Man atrodo, čia kažkiek atsiremama ir ta psichologija, kad galiausiai žmonės keliauja ir jie tikis, kad jiem nieko nenutiks, kad jie nebus taikinys ir tada, kol galiausiai kažkam iš pažįstamo ar jiem patiem nenutinka, tol kartais nesijungia kažkoks toks kaip suvokimas, kad reikia saugotis iš tiesų. Bet mes daugeliu klausimų žmonės taip yra, kad atrodo, kas mane puls, o kam aš čia esu įdomus, kokius aš turiu duomenis, kurie gali būti kažkam įdomus, bet tikrai mes visi galim tapti taikiniais. Ir čia ypatingai kalbant apie įmonės, turbūt yra klausimas ne ar, o kada. Ir apie žmonės lygiai taip pat praktiškai pasiklausęs, kiekvienas turi savo draugų ar šeimos rate kažką, kam atsitiko, kažkas, ką jie žino, kas atsitiko. Arba yra tokios miesto legendos, kad aš nežinau kaip, aš prie nieko nesijungiau, aš nieko nedariau, bet iš mano sąskaitos ten pradėjo dingti pinigai. Ir aš tai tikrai nieko nedariau, čia tiesiog stebuklai vyksta ir paskui, jeigu pradedi kalbėtis ir žiūri realiai, ką tas žmogus kur jungiasi. Ir tai gali būti toks labai paprastas dalykas, kaip auto prisijungimo prie Wi-Fi'aus funkcija neišjungta. Ir kur tu eini, tiesiog tavo įrenginys gaudo laisvus Wi-Fi'us ir prie jų jungiasi. Tai taip, tada gali sakyti, aš nieko nedariau, bet tu ir nepadarai kažko, kuo galėjai užkirsti kelią kažkokiom atakom. Tai čia tokie labai paprasti dalykai. Taip, paprasčiausiai reikia užsiimti prevenciją, reikia aktyviai domėtis ir daryti. O kalbant detaliau apie patį duomenų saugimą, tai sakykime, ar yra kažkokie aspektai, kuriuos reikėtų atsižvelgti, jeigu, sakykime, asmenys keliauja į užsienį ar į tas vietas dirba nuotolio, reikėtų, sakykime, viską saugoti debesyje, ar gal geriau tiesiog USB pasiimti, ar yra kažkokie niuansai susiję su tuo darbu nuotoliu ir duomenų saugojimu visgi? Taip, tai čia tie 2 paminėti variantai yra geri, žinoma, turėti svarbiausius dokumentus, ypatingai kelionės dokumentus, bet taip pat ir darbo galbūt kažkokius dokumentus USB, kurį taip pat reikia apsaugoti, vėlgi kaip ir su kiekvienu dalyku, jeigu pasirinkom kažkokią priemonę, tai reikia įsigilinti ir jos saugumo aspektus, kad tai netaptų dar viena priemonė, per ką galima prie jūsų prieiti. Atsispausdinti pagrindinius dokumentus, bet man atrodo, čia toks pakankamai yra jau normalus, įprastas dalykas, kad turėti dokumentų kopijas, vizų kopijas, draudimo kopijas ir panašiai. Aišku, į debesį įsikėlus įvairiausius dokumentus, ko jums reikės darbui, kai dirbsit nuotoliu, arba asmeninius kelionės dokumentus, jūs juos galėsite pasiekti ir tokiu atveju, jeigu jūsų įrenginys sugenda, dingsta, apipiltas kokteiliu ar pavogtas ir panašiai. Tai įsidėti tos duomenys, pagrindinius dokumentus ir pagrindinius dalykus į debesį yra labai patartina. Nes tarkim, jeigu viską, bet kokiu atveju, bet tarkim, jeigu aš išvažiuoju dirbti į Tailandą ir Tailande būsiu mėnesį ir mano įmonė yra Lietuvoje ir IT pagalba ir IT kažkokie atsitikus Lietuvoje įvykiai eičiau pas juos pas kolegas, o dabar jų nėra. Ir aš išvažiavau dirbti ir mano kompiuteris sugedo dėl kažkokios priežasties. Ir viskas, ką aš turėjau, visus darbinius dokumentus, buvo tiesiog ant desktopo išsaugoti ir aš nebegaliu jų pasiekti. Tai kokie yra variantai man dabar? Aš turiu nutraukti savo tas darbostogas, važiuoti, skristi atgal į Lietuvą ir gauti naują kažkokį įrenginį ar bandyti prašyti IT kolegų, kad jie pataisytų tą įrenginį. Nes aš Tailande nusipirkus naują kompiuterį vis tiek nieko negalėsiu su juo padaryti, nes visi dokumentai desktopė. Tai jeigu tai yra saugoma kažkur debesyje ar kitoje laikmenoje, bent jau pagrindiniai dalykai, tai tada gali kažkokiu būdu toliau dirbti, kad ir neįdėliom sąlygom. Tai man kažkaip atrodo, kad net apskritai tas duomenų saugimas kažkaip kartais atrodo užmiršta tema būna. Šiek tiek kartais žmonės pasirūpina, kad ten gerai VPN turėti, bet kartais tas pats duomenų kaupimas, saugimas kartais atrodo lieka biški užnugarį. O kalbant, kaip mes minėjom, yra virtualus saugumas, yra fizinis saugumas, tai visai įdomu būtų pašnekėti apie fizinį saugumą. Man asmeniškai ši tema visada buvo labai įdomi ir man asmeninis košmaras yra kartais ateiti į kokią nors kafę, tiesiog kavos atsigerti ir tada matyti šalia gretimam stale padėta atvertą kompiuterį su visais langais, o žmogaus nėra. Gal žmogus išėjo,
trumpam į tualetą, gal išėjo dar kavos išsakyti, bet matyti tenais paliktą kompiuterį, tikrai yra asmeninis košmaras, net taip noris prieiti ir gal, nežinau, palikti kokį raštelį, kad taip nedarytų ar panašiai. Ir dar atsimenu, senais laikais, kai dirbau savo pirmame darbe, tai mes netgi turėjom tokią kaip kultūrinę praktiką, kad jeigu kažkas palieka savo kompiuterį neužrakintą, tada bet kas iš kolegų turi teisę prieiti ir tada į bendrą tokį kanalą per Slack platformą parašyti, kai jis, pavyzdžiui, visiems stato kebabus. Ar kažką tokio, kad iš esmės, kad padaryti taip, kad žmogus kitą kartą nepaliktų kompiuterio neužrakinęs. Tai ką aš matau, tai dažnai palikti kompiuteriai, atrakinti, atvirai palikti dar, kalbant iš karto užbėgant už akių, viena kaip rekomendacijų, kurią aš pati visiems labai rekomenduoju, tai yra tiesiog nusipirkti privatumo filtrą. Kaip yra, pažinojus į banką, jeigu sviesi šalia banko darbuotojo, tada greičiausiai nematysi, ką jis daro, nes jie naudoja tos privatumo filtrus ant ekrano. Man pačiai labai pasiekė prieš porą metų, nusipirkau už 3 eurus, net nepriklijuojama tokį uždedamą, tai aš pasakau, turiu naują kompiuterį ir aš jį užsidedu, tai irgi arba ant telefono turėti ir įdomu, kokios dar būna grėsmės susijusios su fiziniu saugumu, ar gal esat pati asmeniškai kažką pastebėjus, kažkokį įvykį? Man irgi šita tema labai patinka. Čia yra profesinė liga, aš tikrai labai mėgstu ir oro uostose, arba kai lėktuve skrendi šalia savęs pasižiūrėti, ką žmogus daro, tiek kompiuterio ekrane, tiek telefone. Tai čia yra didelė tokia, sakau, profesinė liga mano. Bet jo, privatumo šitie skrynai yra labai gera priemonė, labai pigi priemonė ir tikrai jos galima užsidėti, nusiimti. Aš jį naudoju praktiškai visada. Tikrai, jeigu ne darbe, jeigu ne namuose, tai jis visada yra uždėtas, nes tikrai tiek, turbūt, nežinau, procentais neįmanoma pasakyti, bet dauguma tikrai jų nenaudoja ir dirba viešose vietose, dirba tiek kavinėse, tiek lėktuvose, tiek bendradarbystės erdvėse ar kažkur kitur ir dirba su jautriais duomenim ir tikrai gali matyti žmonės, kurie tiek viską atskleidžia apie save ir apie savo įmonę. Tai aišku, reikia užtikrinti tą tokį fizinį blokavimą tos informacijos, kad šalia sėdinti žmogus arba už jūsų stovinti žmogus negalėtų to shoulder surfingo daryti ir matyti, kas yra. Bet šiaip vienas dalykas, labai paprastas dalykas, ką dažnai pamirštam, tai būtent kur mes esam, kur mes fiziškai tuo metu esam. Net jeigu, tarkim, esame kavinėje, ar mes sėdim vidury kavinės, kur iš vis 360 mus gali žmonės matyti, iš bet kur, ar mes sėdime nugarą į sieną ir mūsų kompiuterio ekranas irgi yra atsuktas į sieną ir šalia mūsų galbūt jau nėra žmonių arba jie yra toliau. Ir tai yra vienas dalykas, aišku, yra, ką jie gali pamatyti ekrane, kitas dalykas yra, mes labai daug turim susitikimų virtualiai, labai dažnai kalbam, gerai, tai galbūt mes su ausinėm, bet vis tiek mes pasakom tam tikrą informaciją ir čia yra kitas dalykas, ką man tenka pastebėti viešumoje, žmonės visiškai nefiltruoja, ką jie kalba dažniausiai garsiau, nes jie yra su ausinėm ir galbūt groja muziką ten toje erdvėje ir jie irgi pasako tiek daug jautrios informacijos ir tu tiek gali daug ko išgirsti, kad tikrai reikėtų labai atsargiai pasirinkti erdvę, kurioje jūs dirbat, kai esate darbostogose ar toj pačiai irgi kavinėje ar kažkur, nes net namuose, tarkim, gali būti, kad jūsų partneris ar jūsų šeima ar kažkas nugirs tam tikrus dalykus, kurių neturėtų žinoti. Tai to konfidencialumo užtikrinimo fizinio reikėtų tikrai nepamiršti. Kitas dalykas, gal dar ką verta paminėti, tai yra tiesiog apsaugos įvairios priemonės jūsų įrankiams, su kuriuos jūs vežatės ar nešatės kažkur, tai ten ir telefonų įvairūs dėkliukai, ir vandens nepraleidantis įvairiausi dėklai ir kompiuteriams, ir telefonams, ir dar kažkam, nes kaip minėjau, jeigu sugenda jūsų įrankis ir jūs neturit įrenginys ir neturit kito ir neturit galimybės pasikeisti, tai tada jūsų kaip ir atostogos, darbostogos bus baigtos ir teks grįžti namo. Tiesa, ir dar kalbant šiek tiek užsiminėt apie tą tokią kaip profesinę ligą, tai aš pati anksčiau kurį laiką dirbau bendradarbystės erdvėje, bet irgi tai tęsi ganėtinai trumpai, nes o kompiuteris, čia monitorius ir aplinkui vaikščiojo, nepažįstam žmonės. Vienas dalykas yra, kai dirbi ofise, kur kolegos vaikšto, kai yra bendradarbystės erdvėje ir visiškai nežinomi svetimi asmenys vaikšto. Ir taip pat vis dar kartais pamatau, kad žmonės taiko tą praktiką, kad, sakykime, turi ar knygutę užrašų, ar kokį lipšnų papiriuką ir tenais arba slaptažodžius, arba nebūtinai, bet kažkokią visgi ten konfidencialią ar kažkokią jų asmeninę informaciją rašo. Tai kartais šitą galiu pamatyti. Išeinu šunį vedžioti į kiemą irgi tada pamatau, kad ten matos oficinai
Ir aš matau, kaip prie stalų priklijuota ir kartais atrodo, kad ten kažkokia žodžių marmalynė ir nežinai, ar ten slaptažodis, ar prisijungimo vardas, Taip. bet vat... Arba kažkas jau užrašė jam ant kompiuterio, tu palikai atidarytą kompiuterį. Užrašė lipduką. Bet taip, tas labai yra, labai dažnai tas vyksta iš tikrųjų. Ir taip, aišku, dar vienas dalykas, ką paminėjau, tai tas tiesiog palikimas daiktų neapsaugotų. Tiesiog palikimas, tarkim, ten nueini kažkur tos kavos dar nusipirkti, ar į tą patį baseiną išsimaudyti ir palieki lyg ir užrakintus. Žinai, kad reikia ten užrakinti, uždaryti, telefonas irgi užrakintas ir panašiai, bet prieš tai tu vis tiek suvedinėjai savo slaptažodį, kažkas galėjo pamatyti, kaip tu jį suvedinėjai, jeigu nėra kažkokio antro faktoriaus, tarkim, biometrikos ar dar kažko, kas įleistų tave įeiti į tą įrenginį ar į tą patį telefoną, tai tikrai yra labai dažnai autobuse, pavyzdžiui, tenka matyti, kaip žmonės užsiema internetinę bankininkystę. Ir jie kažką perka, ar ten pervedinėja pinigus ir panašiai, ir tarkim, ilgą laiką keletą stotelių pavažiavus kartu, tu jau gali įsiminti jų ten 2 ar 3 kodus, kuriuos jie suvedinėja, ir pamatyti, ir koks yra atrakinimo kodas būtent į jų telefoną patekti. Ir tada tokį įrenginį palikus, kad ir kelioms minutėms, tu nusimaudyti ar ten kažkur grįžai ir tu galbūt galvosi, kad nieko taip ir neatsitiko, visiškai nieks nelietė, jis padėtas lygiai taip pat užrakintas, bet realiai tuo metu buvo galima padaryti tokią socialinės inžinerijos ataką. Taip, tikrai laisvai ir dažniausiai vėlgi nieks to nesitikė ir gali nepastebėti galiausiai. Ir vėl grįžtant sekundį prie tos profesinės ligos, aš irgi vis pastebiu tokius niuansus ir netgi dabar, kur keliausiu kitą savaitę į vieną iš tų coworking vietų, tai iš esmės aš 3 kartą keliausiu tą pačią vietą. Ir tam, kad tenais įeiti, reikia atsisiųsti programėlę į telefoną ir reikia įjungti Bluetooth. Ir ten tiesiog užtenka pridėti telefoną su įjungtu Bluetooth ir tada galima praeiti. Ir iš esmės aš specialiai po to, kai pirmą kartą tenais pabuvau ir tada keliavau kitais metais, aš pasilikau tą aplikaciją, aš jos neištryniau. Mes atkeliavom su draugais ir aš sakau, palaukit, aš pabandysiu praeiti ir vis dar veikia, nes net jungia. Tai potencialiai, kai šiemet keliausiu, aš jaučiu, aš pabandysiu ir manyčiau, kad 100% aš vėl praeisiu, bet iš kitos pusės ten irgi dažnai žmonės palieka kompiuterius. Ten irgi išeina tiesiog kavos pasidaryti ir neima jie kartu to kompiuterius ir aš galėčiau tiesiog atsirakinti ir užeiti potencialiai ir pasiimti, pasirinkti, ko norėtųsi. Jo, iš esmės. Ar šito. Taip, laisvai. Paliktų. Laisvai. Tai irgi yra toks niuansas, bet iš kitos pusės, jeigu kažkas ir nutinka, sakykime, ar būna pavogiamas daiktas, ar šiaip kažkokia įtartina veikla atrodo, kad vyksta, tai galima kai kuriuose arba didžioji dalyko workingo vietų iš tiesų yra kameros, galima nueiti į administraciją, sakyti, aš noriu peržiūrėti kameras, tokią dieną, tokią valandą ir irgi šiokia tokia pagalba. Taip, bet tokiu atveju manau, kad jau galima kreiptis ir į policiją, ne tik į administraciją. Ir šiaip jeigu čia keletą kartų jau užsiminėm apie tai, kad jeigu ten dingsta ar pavogtas įrenginys ar kažkas, bet išvažiavus toliau, tai tikrai labai svarbu įsivertinti visų pirma, ar tai yra jūsų asmeninis įrenginys, ar tai yra darbdavio išduotas įrenginys. Nes jeigu tai yra darbdavio išduotas įrenginys, tai kuo skubiau reikia juos informuoti, kad nuotoliu būtų blokuojamas visos prieigos, viskas trinama, jeigu įmanoma, ir keičiami slaptažodžiai ir visa kita, kad būtų tikrai apsaugoti įmonės duomenis. Aišku, jeigu tai yra jūsų asmeninis kompiuteris, tai taip pat, ar telefonas, taip pat reikia imtis visų priemonių, kad nebūtų galima pasinaudoti jūsų duomenim. Finansiniais ypatingai, iš tikrųjų finansai turbūt labiausiai žmonėm suskambina tą skambutį, galvoja, kai sakai, tai jie galės tiesiog atsirakinę jūsų telefoną eiti ir pipsinti ir ten po kažkiek tų eurų prisirinkti, ten nusipirkti kažko ir panašiai. Tai aišku, jau nekalbant apie tai, kad jeigu galės įeiti jūsų bankininkystę ir persivesti pinigus ar nusipirkti kažkokius didesnius pirkinius, tai vat viską kuo greičiau blokuoti ir informuoti policiją. Iš tikrųjų, jeigu įtarėt, kad vat yra tokia situacija, kad kažkas atėjo, fiziškai paėmė ir tai vyko dar neseniai ir jeigu dar yra kameros, tai man atrodo, čia tikrai yra pirmi tokie žingsniai, ką reikia padaryti. Taip, tikrai taip. Tai šiek tiek apibendrinant apie visą fizinio saugumo aspektą. Tai kartais reikia, atrodo, biški filtruoti, ką šnekame kartais, nes atrodo, mes ausinėm, mes suprantam, apie ką mes šnekam, bet gali kažkas kitas įdėmiai klausyti ir irgi bandyti suprasti, ką jūs ten šnekate. Kitas dalykas yra kaip rekomendacija naudoti saugumo filtrą kaip variantas. Kitas dalykas nepalikinėti kompiuterio atrakinto arba jeigu einat pietauti, galit kartu pasimti su savimi kompiuterį.
ir iš esmės žiūrėti, kaip jūs sėdite, ar jūs sėdite per vidurį kokios nors kafe ar coworkingo vietos, ar jūs sėdite šone, tai vat kažkaip įstaisyti geriau gal kažkur patogiau ir kad mažiau būtų svetimų akių. Na ir iš esmės, jeigu iš tiesų ir įvyksta vaikystė, taip kaip sakėte, kuo staigiau reaguoti, netgi į policiją kreiptis ir tada, jeigu tai yra darbinis renginys, tai pranešti savo kolegoms, kad būtų ar kažkaip blokuojama, ar užrakinama ir kad iš esmės kuo greičiau reaguojama. Taip, tikrai nesigėdyti ir kuo greičiau informuoti visus, nes kuo greičiau informuosi, tuo greičiau bus pagalba suteikti ir mažiau žalos, tikrai. O kalbant dar šiek tiek apie patį iškeliavimo, sakykime, į užsienį aspektą, bet jeigu keliauti, į kokią Nidą, Palangą, atrodo kaip ir viskas paprasta, tas pats, kai vos ne iš namų dirbti. Pasakai, kad aš toliau dirbsiu nuotoliu tiesiog iš kito miesto, bet jeigu keliauti iš esmės į kitą šalį, tai iš tokios labiau administracinės pusės, tai atrodo reikia atsižvelgti, jeigu keliaujame, į minėtą Tailandą, tai reikia atsižvelgti šiek tiek į laiko skirtumą, sakykime, reikia pranešti būtinai darbdaviui, kad aš būsiu išvykęs, ir kad informuoti, kad gal jeigu būtų kokias techninės problemos, kad būtų galima kažkokiu būdu susiskambinti, ar kad būtų naudojama ar Teams, ar Zoom, ar kažkokia programa, kad būtų kažkoks prieinamumas, arba jeigu keliaujama, pavyzdžiui, kaip pavyzdys tokia šalį, kaip Kinija, galbūt jeigu norint pasiekti savo darbinės sistemas, reikia jungtis prie VPN-o, toj pačioj Kinijoje nelabai reikia VPN, tai irgi reikia ir iš anksto ir tokius įvairius aspektus atsižvelgti, kaip įsivaizduoju. Taip, tai dauguma, aišku, yra išvardinti tų aspektų, tai yra tas susitarimas su darbdaviu turi būti nekvestionuojamas, visiems turi būti labai labai aišku, kur jūs važiuojat, kur jūs būsit, kiek laiko būsit, koks yra laiko skirtumas, kokiomis valandomis dirbsit, kada galima tikėti su jumis susisiekti, turėti kažkokį elementarų planą B, kas atsitiks, jeigu kažkas atsitiks, su kuo bus galima susisiekti, arba būtent kaip bus galima suteikti ir IT kažkokią administracinę pagalbą ir panašiai. Tai čia kas be ko. Ir man atrodo, įmonės, kurios oficialiai išleidžia savo darbuotojus dirbti užsienyje, tai tikrai yra tai apsirašiusios, turi tam tikras tvarkas ir darbuotojai yra supažindinami prieš išvažiuojant, jeigu jie sugalvos pakeisti šalį ar persikelti į kitą adresą ir panašiai. Tai čia šitie dalykai yra turbūt nekvestionuojami. Vienas toks įdomus dalykas, ką galima padaryti, tarkim, jeigu yra noras važiuoti į užsienį, bet nežinau kur. Norėčiau padirbti iš užsienio, bet dar nesugalvojau iš kokios šalies. Tai mūsų kolegos iš Nordlayer padarė tokį Global Remote Work Index. Čia galima surasti internete, aš tiesiog atsidarysiu. Tai tiesiog įrašius Global Remote Work Index 2003 metų, čia jau praėjusių metų duomenys. Ir jie paskaičiavo atsižvelgdami į keletą skirtingų aspektų, tai į kibernetinį saugumą, ekonominį saugumą, skaitmeninę ir fizinę infrastruktūrą šalies ir socialinį saugumą. Tai šitos aspektus įvertinę, jie paskaičiavo, kurios šalis yra pačios tinkamiausias dirbti iš užsienio ir tos šalis, kurios laimėjo kabutėse šitą konkursą, vėlgi kabutėse, tai yra Danija, Nyderlandai, Vokietija, Ispanija ir Švedija. Tai aš kai pamačiau tą sąrašą, galvoju, nėra pačios labiausiai tos šalis, į kurias žmonės renkasi važiuoti padirbti nuotoliu. Galbūt Ispanija, šiaip Ispanija labai populiari tarp lietuvių ir važiuoja ir į salas Ispanijos ir žiemą, ypatingai kai čia jau pas mus vėsu. Bet galima pasižiūrėti visą šitą sąrašą. Ir pagal tą tam sąraše yra ir, kiek atsimenu, iš Afrikos šalių Marokas liktai pirmoje vietoje yra. Ir tikrai galima įsivertinti skirtingus aspektus, pagal tas kategorijas, kurias aš sakiau. Lietuva pernai buvo 8 vietoje, tai esam tikrai labai nebloga šalis dirbti nuotoliu, tai Nida ir Palanga, tai galima tikrai drąsiai ten važiuoti. Bet šiaip, čia toks gal įdomesnis tiesiog pasižaidimui gal toks dalykas, dažniausiai žmonės, jeigu yra suplanavę kažką, tai žino, kur važiuoja, bet tikrai reikia atsižvelgti ypatingai tą socialinį aspektai, tą saugumą, fizinį saugumą, ar šalyje nevyksta kažkokie neramumai, ar panašiai, ar bus galima keliauti tenais iš vienos vietos į kitą, kokia yra infrastruktūra, žinoma, kokia yra IT infrastruktūra, ar ten bus internetas, ar jis yra patikimas, ar jis yra užtikrinamas nuolatos. Ir aišku, kaip jūsų minėta Kinija, kur internetas teoriškai nėra nelegalus, bet VPN-as, atsiprašau, tarkim, nėra nelegalus kaip priemonė, bet VPN-o tiekėjai turi dirbti kartu su Kinijos valdžia ir atiduoti jam tam tikrus duomenis, kas visiškai pakeičia VPN-o prasmę, netenka tiesiog prasmės. Tai aišku, į tokias šalis galbūt važiuoti dirbti nuotoliu
reikėtų vengti. Ir yra daugiau tokių šalių, čia galima, aišku, surasti pasaulį dėja tokių ir daugiau. Iš įmonės perspektyvos, įmonės gali pasidaryti sąrašą šalių, kur darbuotojams galima važiuoti dirbti nuotoliu. Esu mačius darbo skelbimų, kurio parašyta, kad ES arba Europos ekonominės zonos šalyse galite dirbti neribotai už ten šitų šalių ribų tam tikrą skaičių dienų. Tai čia irgi manau, kad tos įmonės turbūt turi ir sąrašus, kur galima važiuoti, kur negalima. Ir netgi tas sąrašas yra kintantis, nes situacija pasaulyje labai keičiasi. Tarkim, tas pats Izraelis galbūt kažkada buvo tokia patraukli vieta važiuoti, pabūti, padirbti, paatostogauti, dabar gal ne taip. Tai tiesiog reikia atsižvelgti į labai daug aspektų tokių. Taip, šalis, kurią pasirenkame keliauti dirbti, yra vienas svarbiausių aspektų, bet netgi kartais, čia jau iš asmeninės patirties kalbant, kartais atrodo ateini į paprastą kafę su kompiuteriu, bet tenais pasirodo nepriema dirbti su kompiuteriais. Tai netgi būna ir tokių komediškų situacijų, tai netgi tai galima atsižvelgti kartais. Dabar iš esmės mūsų klausytam labiau apibendrinant viską, ką mes šnekėjom apie saugumą nuotoliu dirbant, nesvarbu ar toj pačioj Lietuvoje, ar užsienį, tai labiau apibendrinant ir iš fizinio, ir iš virtualaus saugumo. Tai kaip rekomendacijas mes galime išskirti vėlgi pradedant papildysit, jeigu kažką praleisi, tai tą patį VPN naudojimą. Tada vienas iš aspektų yra iš anksto pasirūpinti, kad pas mus operacinė sistema būtų atnaujinta, kad kolegos būtų informuoti, darbdaviai informuoti. Tada vėl grįžtant prie fizinio saugumo, kad visa įranga būtų tvarkinga, ausinės būtų, žiūrėti, ką mes šnekame, taip pat turėti, sakykime, privatumo filtrą kaip rekomendaciją ir panašiai. Taip, aš dar vieną dalyką, ko nepalėtėm, bet dabar beklausant prisiminiau, dar yra labai svarbu, bet kokiu atveju, bet kada, bet ypatingai išvažiuojant atostogų ar darbostogų, pasitikrinti savo privatumo nustatymus socialinėse medijose. Nes tai yra tikrai labai smagu išvažiuoti, kažkur dirbti, siųsti nuotrauką, štai aš čia dirbu prie kompiuterio Maderoje ar dar kažkur ir va čia tokie gražūs vaizdai. Ir mes keliam tuos vaizdus į LinkedIną, į Instagramą, į Facebooką, į įvairiausius kitus socialinius tinklus. Ir reikėtų tikrai labai pagalvoti, kasgi visgi tą informaciją matys. Kas matys, kur aš esu, ką aš darau, kiek laiko čia būsiu ir panašiai, kad tai būtų tik tais tie žmonės, kuriem jums ir šiaip ir gyvai nebūtų gaila pasakyti, kad aš čia esu ir tai nesudaro jokių saugumo spragų. Ir ta, aišku, tai dėl darbo, tai tikrai negalima ten fotografuoti ekranų, kuriuose matosi kažkokia informacija, nes tai irgi esam turbūt matę socialinėje erdvėje, bet iš asmeninės perspektyvos irgi, kad žmonėm yra dažnai nesuprantama, tai yra vaikų nuotraukos. Vis tiek per atostogas, darbostogas, ten kažkur galbūt laksto jūsų vaikai, jūs nufotografuojat, galbūt ar jie apsirengia, neapsirengia, įvairiausių gali būti situacijų. Ir tos nuotraukos yra įdedamos į socialinę erdvę, tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kokie yra privatumo nustatymai, kam yra skirtas jūsų turinys, pasidaryti, kad tai būtų tik tai tam tikram draugų ratui ir atsargiai tas nuotraukas ir tas istorijas dalintis, nes tikrai aš suprantu, kad labai yra smagu, labai faina, kaip aš dirbu, kur aš esu, kokia mano įmonė galbūt gera, nes tarkim LinkedIn'e tikrai dalinasi, štai pas mus yra tos darbostogos ir mes išvažiavom arba mus išleidžia ir mes galim ten dirbti iš nuotolių, bet tą vis tiek reikėtų daryti atsargiai. Taip, pilnai pritariu, netgi vėl iš asmeninės patirties buvo tokia situacija, kur iš tiesų viena kolegė viename darbe dirbant kartu, jinai buvo įkėlusi nuotrauką, neatsimenu tiksliai ir Instagram platformą, ir LinkedIn, bet iš esmės buvo įkėlusi nuotrauką, kaip jinai kaip tik buvo darbostogose ir kelta kaip sėdi terasui, kavą geri ir šalia va kompiuteris ir atidaryti įvairūs langai ir matos privatus kanalai, privatus pokalbiai ir tada, aš asmeniškai šitą pamačiusi, nes vieną pirmųjų pamačiau, aš pranešiau vadoviai, tada vadovė su ja sukontaktavo ir tada paprašė pašalinti tą nuotrauką, nes tikrai dar daug kartų po to esu mačius tokia atveju ir tai tikrai atrodo netgi opi problema, atrodo daug apie tai šnekama, bet kažkaip iki dabar dar pamatau daug tokių atvejų iš tiesų. Vis praslysta kažkaip, bet tie ekranai, nes jie labai gražiai nuotraukoje atrodo, kad čia ekranas, stovi toks fonas, jūra, bet kažkaip tą ekraną gal reikėtų uždaryti ar išjungti, nežinau. Gal kažkokią kitą kompoziciją susigalvoti, negu asmeninius ar darbinius pokalbius ar dokumentus demonstruoti.
visiškai tiesa. Tai vat, galiausiai kaip rekomendacija yra netgi tiesiog prisėsti, padaryti sąrašiuką ir tada pasižiūrėti, ar reikia kažką nusipirkti, ar aš tą padariau, arba ko nereikėtų daryti ir tada iš esmės save informuoti ir aktyviai reaguoti ir tada saugiai iškeliauti į darbostogas arba toj pačioj Lietuvoje arba užsienyje. Tikrai taip. Tai atrodo, kad mūsų laikas jau eina į galą ir dar kartą ačiū Jums labai, kad atvykote. Dėkui. Ir ačiū, kad žiūrėjote mūsų pačią pirmąją seriją ir tikiuosi susitikti kitose epizoduose.